spręsti tokį uždavinį. Duoti duomenys, va tokie duomenys. Čia yra ir skaičiai, ir tekstas, ir tuščių langelių, visko yra. Dabar iš tų duomenų reikia surasti tų duomenų sumą. Tai mes jau mokam funkciją sum, pasiemam šitą, spaudžiam sum, gerai, ir prabraukiu per visus duomenis, tai yra A5, A34, spaudžiu gerai ir turim va tokį skaičių. Kitas klausimas, tai yra, kiek tarp šitų duomenų yra langelių su skaičiais, arba kiek yra skaitmeninių duomenų. Tai yra funkcija count, pasiimu funkciją count, irgi gerai, braukiu per tuos pačius duomenis, A534, spaudžiu gerai, turim, kad yra 18. Dabar nauja funkcija iš count grupės, tai yra count A ir lygiai tas pats argumentas, kabletaškis, argumentas, kabletaškis ir taip toliau ir skliaustas susidaro. Šita funkcija skaičiuoja, kiek yra užimtų langelių. Tai yra, suskaičiuoja visus langelius, kurie yra netušti. O stoviu čia, pasiemam count A funkciją, jau paieškokim tarp visų. Čia spaudžiu C raidę ir ieškau dabar count A funkcija, count A, skaičiuoja netuščių langelių skaičių ir reikšmės argumentų sąraše. Spaudžiam gerai ir vėl taip pat braukiam per visą duomenų bloką, spaudžiam gerai, tai yra 28 langeliai užimti, reiškia 18 su skaičiais, nu ir aš matau, kad yra 1 ir 2 langeliai tušti. Tuščius langelius skaičiuoja funkcija count blank. Blank, nu ir čia jau iškart reikia nurodyti sritis, tai yra nebe kažkoks argumentas, bet iškart yra nurodoma sritis, iš kurios yra suskaičiuojami tušti langeliai. Vėl stovim čia, funkcija fx, išsirenkam C raidė ir dabar count blank, skaičiuoja tuščių langelių nurodyti diapazone. Spaudžiam čia, vėl taip pat prabraukiam per visus duomenis ir turim, kad yra 2 langeliai tušti. Tai va, turim iš vis yra 2 tušti, 28 užimti, iš vis yra 30 langelių duomenyse, iš jų yra 18 su skaičiais, 2 atmeskim ir 10 yra su neskaičiais, su tekstu, su raidėm. Toliau mūsų prašo min, max ir vidurkis. Yra tokia funkcija min funkcija, kuri vėl taip pat argumentas, kabletaškis, argumentas, kabletaškis ir taip toliau, suranda mažiausią tarp visų skaitmenų. Einam ieškoti min funkcijos, spaudžiu M raidę, min ir paieškom, va yra min. Grąžina mažiausią skaičių. Spaudžiam čia, vėl taip pat braukiam ir spaudžiam gerai, turim 1,1. Čia toks skaičius ir yra. Max funkcija lygiai taip pat kaip ir min, tik tai priešingai ieško didžiausio skaičiaus argumentų sąraše, arba tarp visų, reiškia, tų vėl M raidė ir max funkcija, max, gerai, ir prabraukiu vėl visus duomenis, taip, ir turim 3,333, šitas skaičius, pats didžiausias. Vidurkį mes jau žinom, yra average funkcija, va, turim average, ir vėl taip pat prabraukiam per visus ir spaudžiam gerai ir turim
tokį vidurkį. Dabar mes žinom, kad langeliuose skaičius gali apvalinti, bet iš tikrųjų Excelis skaičiuoja su tikrais skaičiais, tai yra su neapvalintais. Galima, reiškia, skaičių suapvalinti ir jis bus toks, kokio mes suapvalinam ir toliau Excelis skaičiuos su suapvalintais skaitmenim. Yra tokia funkcija round, R-O-U-N-D ir dabar ji turi jau du skirtingus argumentus, tai yra skaičius ir kabletaškis būtų dešimtkiekis. Dešimtkiekis, tai yra kiek po kablelio norim, kad būtų skaitmenų. Nu, pavyzdžiui, aš dabar pasirašysiu kažkokį tai skaičių 1, 2, 3, 4, 5, kablelis, nu ir sakykime 6, 7, 8, 9. Nu, va turiu tokį skaičių ir aš dabar jį bandysiu visai apvalinti. Einu susirasiu round funkciją, spaudžiu R raidę ir prie R raidės yra round. Suapvalina skaičių iki nurodytų dešimtainių skaitmenų kiekius. Spaudžiu gerai ir turim skaičius, kurie apvalinam. Nu, šiuo atveju aš noriu šitą, kuris yra D19 langeliui. Ir dabar dešimtkiekis. Jeigu aš parašysiu, pavyzdžiui, iki 2 skaitmenų, tai yra iki šimtųjų, matom, kad suapvalino 68. Tai toks skaičius jis ir bus, jau toliau vyks visas suapvalintas. Jeigu aš parašysiu 1, tai iki 10. Jeigu parašyčiau 0, tada apvalina iki sveikųjų ir gaunam, kad tai yra ne 45, o 46. Jeigu rašytumėm čia neigiamus minus vienetas, tada apvalintųsi iki 10. Jeigu parašyčiau minus 2, tada apvalintų iki 100 ir taip toliau. Va visa ir teorija apie round funkciją. O dabar, sakėm, gerai paspaudžiu ir turiu taip. Nu ir dabar mums reikia sumą, va šitą sumą, suapvalinti iki 10. Nu vėl ieškau round funkcijos, jos dabar bus dažniausiai naudojama, round, ir turim šitą. Skaičių suma reikia suapvalinti iki 10, tai yra iki 1 skaitmens po kablelio. Turim. Dabar iki sveikųjų skaitmenų vėl ta pati round, yra vėl tas pats skaičius, iki sveikųjų būtų 0, gerai, ir iki 10 vėl round funkcija ir turim dabar tą skaičių iki 10, tai būtų minus vienetas ir gautumėm 40. Yra dar 2 funkcijos apvalinimui į viršų ir į apačią. Nu, galim pasižiūrėti, prie round reikėtų nueiti funkcijų, yra round up ir round down funkcija. Nu, vat round down funkcija tokia yra. Nu, aš dabar tiesiog parodau, reiškia, jeigu, sakykim, kaip mėgsta parduotuvėse rašyti, pavyzdžiui, 99, taip, yra. Jeigu aš iki apvalinu, lygiai tas pats apvalinu iki sveikų, tai, reiškia, atmeta visus centus ir turim tik tai 12 litų, ne 13, o 12. Nu, ir sakykime, va dabar tokį turim, nu, gerai būtų 12 litų. Jeigu aš pasiimsiu kitą funkciją, round upą, tai bus priešingai. Round up visą laiką apvalina į viršų. Jeigu aš turiu 12 litų ir 1 centą ir apvalinu, sakykime, vėl iki sveikųjų, tai iškart, nors ir 1 centas, bet apvalinama į didžiąją pusę ir todėl gaunam, kad jau yra 13 litų ir čia yra round up, tai yra į viršų apvalinimas. Paimkim kitą užduotį, 3, ir pabandykim paskaičiuoti procentus. O čia, nuo sumos reikia paskaičiuoti procentinę dalį. Nu, labai paprasta, bet procentus reikėtų mokėti skaičiuoti, perinam į lietuvių kalbą, lygų ir šitas padauginta iš procentų ir enter. Toliau
timtelim žemyn ir antra eilutė paskaičiuota. Prie atlyginimo pridedamas priedas procentais. Kiek išmokėti? Lygų prie atlyginimo, tai yra atlyginimas, reikia pridėti 20 procentų. 20 procentų nuo 1000 tai yra 200 litų, čia labai greit paskaičiuoti, bet dabar mes skaičiuosim. Ir dar kartą paimam tą padaugintą iš 20 procentų. Šitas dalis A10, B10 iš pradžių paskaičiuojama, gaunam 200 ir tada jau sudedama. Ir 1200. Va, turim šitiek. Toliau. Iš atlyginimo atskaičiuojamas 33 procentų pajamų mokestis. Kiek išmokėti? Labai paprasta, reiškia, lygų. Dabar iš atlyginimo reikia atimti mokesčius. Dabar minus ir dabar skaičiuosim mokesčius. Mokesčius taip, ir dauginsim iš 33. Kad nereikėtų rašyti 303 procentų, aš tiesiog parašysiu 0,33. Dabar, kad nenustebtumėt, kad iš A16 atimama A16, iš pradžių sudauginama, randamas mažesnis ir tada atimama, enter 670. Va ir turim tokį dalyką.